Hugh Fraseris, Philipas Jacksonas, Pauline Moran ir kiti. Virėjos išklapamo dingimas. Virėjas įkišo galvą į dujinę viryklę. Puikus šeimininis gyvenimas, ne? Belgravijos ir Užjūrio banko tarnautojas pabėga pavogęs lobį. Kokio dydžio tas lobis? 90 000 svarų. Ne. Bet juk tai karaliaus išpirkos suma, Poro. Kai bus reikalaujama išpirkos už karalių, Poro bus įdomu. Dingo 21 metų mašinininkė. Kur gali būti Edna Fields? Ne. Poro, čia yra įdomių dalykų. Paslaptingos savižudybės, pabėgęs banko tarnautojas, dingusi mašinininkė. Nė vienas netraukia, brangusis. Turiu svarbesnių asmeninių rūpesčių. Pavyzdžiui, mano drabužiai Hastingsai. Jei neklystu, ant mano naujojo pilko kostiumo yra riebalų dėmė. Galbūt ją jau pastebėjai? Ne. Ne. Nors tai tik viena dėmelė, tačiau ji man kelia rūpestį. Dar turiu apsiaustą. Ir reikia pabarstyti Keatingo milteliais ir palaikyti. Be to, manau, pats metas pasitrumpinti ūsus ir pasitepti kremu. Pas jūs atėjo ponia Poirot. Ponia, klientė. Pavardė ponia Todd. Jei reikalas nevalstybinės svarbos, nesiimsiu. To negaliu pasakyti, sėdė. Ar paklausti jos? Ne, panelė Lemon. Įleiskit, ponia Todd. Patys nuspręsim, ar ne? Hastingsai. Žinoma, ponia Todd. Ji rodos nėra žinoma. Bet kažkada pažinojau ponę Jones. Buvo šunų varovė iš vidurio Ratlando. Ir tik tiek. Juokinga moteris. Sere, ponia Todd. Ačiū. Ar jūs ponas Poirot? Taip, ponia, aš Hercules Poirot. Jūs visai netoks, kokį įsivaizdavau. Už tą straipsnį laikraštyje, kuriame parašyta, koks jūs protingas detektyvas, jūs sumokėjot, ar jie patys parašė? Ponia, atleiskit. Žinot, kokie šiandien tie laikraščiai? Ten vien melas. Tikiuosi, neįsižeidėt. Papasakosiu, ko iš jūsų norėčiau. Suraskit mano virėją. Pone, man rodos, jūs darote klaidą. Hercules Poirot privatus detektyvas. Žinau, juk ką tik paprašiau, kad surastumėt mano virėją. Trečiadienį jį išėjo iš namų kažko nusipirkti ir negrįžau. Atleiskit, ponė, dėja, tokių bylų nesiimu. Linkiu jums geros dienos. Ir viskas? Jūs esat pasipūtėlis. Dirbat tik su valstybės paslaptimis ir grafų papuošalais? Leiskit kai ką pasakyti. O jūsų didenybė, Poirot. Geras virėjas yra geras virėjas. Ir kai kurioms ponioms tokio virėjo praradimas kur kas skaudesnis negu perlų. Pone, jūs teisi, o aš klystu. Jūsų pastabos labai teisingos. Hastingsai? Ši byla bus naujovė. Dingusio namiškio dar nesam ieškoję. Tai tikrai nacionalinės svarbos klausimas.
Pirmin. Kur gyvenat, ponia Todd? Princo Alberto gatvė 88. Klapam. Sakot, kad vyrėja išėjo trečiadienį ir negrįžo. Taip, trečiadienį jai buvo laisva diena. Užvakar. Ar pagalvojot, kad jai galėjo kas nors nutikti? Ar pasiteiravot ligoninėse? Vakar būtent apie tai ir pagalvojau. Bet šįryt jie atsiuntė žmogų paimti jos daiktų. Kokių daiktų? Jos daiktų. Jos asmeninių daiktų. Bagažo. Suprantu. Gal galit man ją apibūdinti, ponia? Be abejo. Jie čia dirbo 10 metų. Vidutinio amžiaus, žilų plaukų, liesa. Koks jos vardas? Dan. Eliza Dan. Čia Klapamas. Štai ir Common parkas. Žavinga. Ar trečiadienį jūs nesusipykot? Ne. Štai kodėl viskas taip keista. Kiek tarnų turite? 2. Panelė Dan ir tarnaitė Annie. Mes jau čia. 88 namas. Vairuotojau. Annie. Hastingsai, mano draugė. Pažadėk man kai ką. Ką, Floro? Vyriausiasis inspektorius Džepas niekada nesužinos, kad tyriau šią bylą. Prisiekiu savo motiną, seniai. Annie, šis džentelmenas yra detektyvas. Nori tavęs kai ko paklausti. Štai čia, ponia. Puiku, panelė Annie. Sėskitės. Ačiū, ponia. Annie, viskas, ką papasakosi, mums bus labai svarbu. Tu vienintelė gali palengvinti šią bylą. Be tavęs man nieko neišeis. Serė, papasakosiu viską, ką žinau. Puiku. Na. Pirmiausia, ką pati manai? Matau, esi protinga. Šis įvykis labai keistas, ar ne? Kaip pati paaiškintum Elizos dingimą? Baltieji vergvaldžiai, serė. Aš tai nuolat kartoju, bet niekas manęs nesiklauso. Virėja mane nuolat apie juos perspėdavo. Niekad nesimėgauk kvapu ir nesivaišink saldainiais, kad ir koks džentelmenas jis būtų. Hastingsai, apie tai nepagalvojom. Nepagalvojom. Teisingai. Dieve. O kodėl jie atsiuntė žmogų paimti daiktų? Atleiskit, serė? Rodos panelė Dan atsiuntė žmogų paimti jos daiktų. Jei tai baltųjų vergvaldžių darbas, ar jie leistų pasiimti daiktus? Nežinau, serė. Savo daiktus jie tikrai norėtų atsiimti. O kas atėjo paimti daiktų, Annie? Vyras? Ne šikas, ponė. Vyras iš Carter Peterson. Ar tu sudėjai daiktus? Ne, ponė. Jie jau buvo sudėti ir paruošti. Įdomu. Atrodo, išeidama iš namų, trečiadienį jau buvo apsisprendusi nebegrįžti. Suprantat, ar ne? Niekada apie tai nepagalvojau. Sakyk, Annie, ką tau prieš išeidama sakė Eliza? Ji pasakė, jei po pietų liks keptų persikų, valgysim juos vakarieniai. Ir dar šiek tiek kiaulienos su keptomis bulvėmis. Ji labai mėgo keptus persikus. Manyčiau, per juos ji ir įkliuvo. Įkliuvo? Baltiesiems vergvaldžiams. Kepti persikai, įdomu.
Labai tau ačiū, Eni. Labai padėjai. Ji ką nors apie mane sakė? Ne, ji kalbėjo apie kitus dalykus. Jums, tokiai protingai moteriai, būtų labai nuobodu klausytis apie mūsų detektyvų naudojamus metodus. Suprantu. Nepasakyčiau, kad mes tokie skirtingi, ponia Poirot. Mokykloje mokiausi labai gerai. Žinoma, o jūsų vyras, spėju, inteligentas. Taip, jis labai gerai skaičiuoja. Verslininkas, kurį lydi sėkmė. Taip, jis dirba Cityje. O kaip kiti namiškiai, ponė? Turit galvoje poną Simpsoną, mūsų nuomininką. Kokia jo profesija, madam? Jis taip pat verslininkas susijęs su Belgravijos ir Užjūrio banku. Dar labai jaunas, ar ne? Man rodos jam 28. Šaunus jaunuolis. Jei norit su jais pasikalbėti, abu grįš apie 6. Puikus pasiūlymas, ponė. Mudu su kolega kol kas pasivaikščiosim po jūsų garsųjį Common parką. Valandą. Keistas sutapimas, kad nuomininkas dirba tame pačiame banke, kaip ir pabėgęs tarnautojas. Jie turėjo vienas kitą pažinoti. Galbūt. Arba Davidas aplankė Simpsoną, įsimylėjo virėją ir įtikino ją pabėgti kartu. Eime, Hastingsai. Grįžkim pas poną Todą. Rodos esu apie jūs girdėjęs, ponia Poirot. Gali būti, misjė Todai. Taip. Aš domiuosi nusikaltimais. Tikrai? Gal turit kokią teoriją apie jūsų virėjus dingimą? Teorija? Ne. Vargu ar tai nusikaltimas. Ji labai gera virėja, pati virėja. Taupumas man patinka. Žaviuosi. Jei įmanoma, norėtume trumpai pasikalbėti su ponu Simpsonu. Jei įmanoma. Kitos durys. Ačiū. Dar kiek paeikit. Ponas Simpsonas? Palaukit. Klausau, ponė Simpsonai. Mano vardas Poirot. Hercules Poirot. Klausau. Ar galime trumpai pasikalbėti? Žinoma. Prašom užeiti. Pone Simpsonai, ponė Todd pasamdė mane, kad surasčiau Eliza Dunn. Virėja. O kur ji? Tai ir norim sužinoti, ponė. Jūs ją pažįstate, ar ne? Na, sakyčiau, esu ją matęs. Ponios Dan nebėra nuo trečiadienio, ponė Simpsonai. Ar tądien ją matėte? Nežinau. Rodos ne. Trečiadienį jūs buvo darbe? Taip. Ačiū, ponė Simpsonai. Džiugu, kad skirite mums laiko.
Sakykit, ponė, ką toks jaunas vyras kaip jūs veikiate vakarais? Na, įprastus dalykus. Muzikos vakarai, teatras, tokie dalykai. Taip? Pats vaidinate? Ne. Ne. Ačiū. Manau, kad vyras kažkaip susijęs. Su dingusia virėja, kažkodėl jų nepasitikiu. Jei žmogus tau nepasiūlo išgerti, Hastingsai, nemanyk, kad jis nusikaltėlis. Mano akimis žiūrint, nusikaltimo čia nėra. Ne. Įdomi byla. Daug prieštaravimų. Man įdomu. Tikrai. Man įdomu. Ką? Ką? Kaip jį drįsta? Kas nutiko? Kaip paslauga. Paslauga tirdama šią paprastą bylą. Kas nutiko, drauguži? Paskaityk. Ponas Todas apgailestauja, kad jo žmona nebesinaudos pono Poro paslaugomis. Pakalbėjusi su manimi, suprato, kad kvaila kviesti detektyvą dėl grinai namų rūpesčių. Ponas Todas įdeda jums 1 gynėją už konsultacijas. Gali patikėti? Negi jie mano, kad tai pasikratys Hercule Poirot? Ne. Ne. 36 kartus ne. Atsiunčia man 1 gynėją. Ne. Jei tik reikės, leisiu savo gynėjas 36 000, bet viską išsiaiškinsiu. Eliza Dunn jai parašys šiuo adresu, sulauks pasiūlymo. Naudos. Taip. Gerai. Užrašėte, ponė Lemon? Taip, ponė Poro. Įdėkite visus laikraščius, kiek tik rasite. Spėju, Times jį neskaito. Taip, brangiai, ponelė Lemon, ko gero neskaito. Bet gal jos naujasis darbdavys skaito. Bėkit, ponelė Lemon. O jūs, ponė Hastingsai, nepabėkite greitai, turi jums darbą. Tiesą sakant, čia popietę ketino važiuoti į Sandauną. Ne, nevažiuosite. Bet žirgų lenktynėse bėgs žirgas, kurio dalis priklauso mano draugui. Kai jam priklausys visas žirgas, ir aš eisiu su jumis. O dabar metas dirbti. Paskambinkit visoms įdarbinimo agentūroms ir paklauskit, ar neieškojo darbo Elizai Dunn. O aš tuo metu vyksiu į Londoną. O trečiadienį ponas Simpsonas buvo darbe, ar ne? Taip, ponas Simpsonas labai punktualus, nors tiesą sakant, ketvirtadienį neatėjo, nes buvo peršalęs. Jūs man labai padėjot, ponia Camertonai. Ačiū. Prašau. Deiviso pabėgimas netoks jau ir įvykis. Skaitėte apie jį, ar ne? Kaip galima neskaityti? Laikraščiams patinka bankų skandalai. Tokie jau žmonių prigimtis, ponia Cameronai. Mums mirtingiesiems malonu matyti, kad ir bankai turi problemų. Dar kartą ačiū. Vyriausiasis inspektorius Žapas. Ar galėčiau užduoti kelis klausimus? Pone Simpsonai, Deivisas jūsų draugas, ar ne? Taip. Netikiu, kad tai jo darbas. Kažkoks nesusipratimas. Net nežinau, kiek kartų esu tai girdėjęs. Pone Simpsonai, gal bent nutuokite, kur galėtų slėptis ponas Deivisas.
Nežinau. Jam patiko Brodstersas. O gal kas nors egzotiškiau? Užsienis? Nemanau, kad jis buvęs užsienyje. Trečiadienį jūs buvote darbe, ar ne? Jūs norite žinoti apie ketvirtadienį. Ketvirtadienį manęs nebuvo. Ne, ponė Simpsonai. Nors obligacijų pasigėsta ketvirtadienį, manome, kad jos paimtos trečiadienį. Trečiadienį visą dieną buvau čia. Kas nutiko? Tas vyras. Vakar buvo mano bute. Tikrai? Vyriausiasis inspektorius Džapas. Vaikotės premijos, poro? Ką? Ne. Turiu kitokią bylą. Kokia ta kita byla? Žinote, yra toks dalykas kaip konfidencialumas. Tiesiog leiskite pasakyti, kad ta byla nacionalinės svarbos. Smagu tai girdėti, poro. Kažkas man sakė, kad ieškai dingusių žmonių. O aš sakiau, ne, tik jau ne poro. Jis taip nedarytų net ir sunkiausiu metu. Eliza Dunn neatsiliepė, panelė Lemon? Ne, ponė Poro. Atėjo dar vienas laiškas nuo Reksamo kunigaikštienės. Ne. Ji labai nusiminusi. Ne. Švenčiausiasis Dieve. Poro. Panelė Lemon, kas nutiko? Laiškas, serė. Nuo Elizos Dunn. Prašau. Ar nesakiau, Hastingsai? O tu gaišti mano laiką, kalbėdamas apie kunigaikštienę. Aš tik pamaniau, draugė, turi tapti kantresnis. Paskaitykit, Lemon. Brangus ponė, rašau jums pagal skelbimą laikraštyje. Palikimą jau gavau. Eliza Dunn. Postscriptum, ačiū jums už rūpestį. Ką turi galvoje sakydama palikimą? Turime su ja pasikalbėti. Fell Cottage. Emdailas Kesikas. Kesikas? Kesikas yra Ežerų rajone, ponė Poro. Ar iki ten važiuoja traukiniai? Žinoma. Puiku. Eime, Hastingsai, turim spėti į traukinį. Bet... Pažiūrėk, Hastingsai. Nė vieno pastato, nė vieno restorano, nei teatro, nei galerijos. Dykynė. Maniau, jums patinka kaimas. Čia ne kaimas, draugė. Kaime pilna medžių, gėlių ir namų. Čia dykuma. Nesuprantu, ko čia važiavom. Juk tą virėją radot. Virėjai tai yra istorijos pradžia, Hastingsai. Mes aptikome kažką daugiau.
Pažiūrėk, Puaro, koks vaizdas. Taip, Hastingsai, vaizdai čia gražus. Tačiau jais turėtume grožėtis sėdėdami jaukiuose, šiltuose namuose. Juos turėtų tapyti dailininkai ir už prastas darbo sąlygas gauti pinigus. Kaip už prastas sąlygas? Puikus oras. Pakvėpuok. Ne, mano draugė. Toks oras skirtas paukščiams ir gyvūnams. Erkiulio Puaro plaučiams reikia kai ko kitko. Gero miestelio oro. Sakyčiau, Fell Cottage. Ar mes tikrai važiuojam pas tą Elijah? Ką čia veikia? Tai ir išsiaiškinsim. Nuostabu. Jei esi akmuo. Taip. Ponia Eliza Dunn? Taip. Anksčiau dirbote pas ponę Ernestina Todd, Princo Alberto gatvėje 88. Klapane. Teisingai. Aš Erkiulis Puaro, ponė Dunn. Jūs atsiliepėte į mano laišką laikraštyje. Taip. Jau laiške rašiau, kad savo palikimą jau gavau. Pone Dunn, ar leistumėt mums trumpam užeiti? Jūsų darbdavys tikrai neprieštaraus. Ne, jie tikrai neprieštaraus. Užeikit. Ačiū. Užeikit. Juokiausi dėl to, kad nebeturiu darbdavio. Šis namas mano. Atleiskit, ponė Dunn. Nieko tokio. Jūs negalėjote žinoti. Šis namas mano palikimo dalis. Sėskitės. Ačiū. Pone Dunn, jūs minėjote palikimą, bet mudu su kapitonu Hastingsu apie tai nieko nežinome. O apie ką buvo laiškas? Paskutinė jūsų šeimininkė, ponė Todd, labai dėl jūsų susirūpino. Bijojo, kad jums kas nebūtų nutikę. Negi ji negavo mano laiško. Jokio laiško ji negavo. Ji nieko nežinojo. Laišką padaviau ponui Crotchetui. Paprašiau, kad perduotų poniai Todd. O varge. Gal galėtumėt man ir kapitonui Hastingsui papasakoti visą istoriją? Gerai. Trečiadieniais man būdavo poilsio diena. Viskas prasidėjo paskutinį mano trečiadienį. Nuvykau į Hoxtoną aplankyti draugo, o kai ėjau namo, mane sustabdė kažkoks ponas. Jis sakė, ieškojęs manęs 88 name. Paskui papasakojo istoriją apie seną mano močiutės draugę iš Australijos, kuri paliko man namą ir šiek tiek pinigų. Iš pradžių netikėjau, tačiau jis parodė laišką. Kaip tie advokatai, Herstas ir Crotchetas. 127 Wentworto gatvė, Melburnas. Vienas iš jų yra čia, panelė Dunn. Benjaminas Crotchetas. Advokatas. Tikiuosi, dabar jau taip nebijosit. Taip, serė. Atleiskit, kad abejojau. Panelė Dunn, negaiškime laiko. Noriu jums pasakyti, kad tas namas yra Kesike, netoli Aktono, ar ne? Ne, ponė Dunn, šiaurės Anglijoje, prie Carlisle. O Dieve, bet prieš spręsdami šį sunkumą, turim sutvarkyti vieną reikalavimą. Kokį, ponė? Nėra svarbus, nes šioje byloje nebus taikomas. Tas reikalavimas, jūs neturi dirbti samdomą darbininkę namuose. Kas nutiko, ponė Dunn? Aš virėja. Negi jums to nesakė.
Brangioji ponė Dan, net nežinojau. Labai blogai. Ar prarasiu pinigus, sere? Ir namą? Taip mane nudžiugino, nors tas namas ir toli. Man rodos, radau išeitį. Mes teisininkai visada žinome vieną ar kitą gudrybę. Prieš mums susitinkant, jums reikėjo būti išėjusiai iš darbo. Mes jau susitikom, sere. O aš dar dirbu samdoma darbininkė. Tikrai? Dar dirbu. Ar tikrai dar dirbate, ponė Dan? Taip. Suprantu. Nebedirbu. Jūs iš darbo išėjote šįryt, ar ne? Dar prieš mums susitinkant. Taip, dabar pamenu. Tikrai išėjau. Tai va. Labai svarbu, kad namuose apsilankytumėt rytoj popiet. Todėl šiandien turit sėsti į traukinį King's Cross stotyje. Eime, ponė Dan, galiu jums duoti 10 svarų, stotyje galite parašyti raštelį su visais paaiškinimais ir aš jį asmeniškai pristatysiu jūsų darbdaviui. Ar viskas buvo taip, kaip ponas Kročetas papasakojo? Taip, ir dar daugiau, ponė. O kaip jūsų daiktai, kuriuos palikote princo Alberto gatvėje? Ponas Kročetas juos atsiuntė, kaip ir buvo žadėjęs. Viskas buvo supakuota į rudą popierių. Ponė Tot labai supyko. Ir neleido susidėti į lagaminą. Bet Annie sakė, kad visi daiktai vėliau, draugė, vėliau. Jūs sakot, kad ponė Tot negavo mano laiško. Gal negerai ją kaltinti. Suprantu. Ačiū, panelė. Su jūsų daiktais iš tiesų įvyko kažkas keista. Viską išsiaiškinsiu su ponia Todd, jei leisite. Labai jums ačiū, ponia. Eime, Hastingsai. Turim kuo greičiau grįžti į Londoną. Kaip galėčiau susisiekti su vyriausiu inspektoriumi Džapu? Tai paskambinkit jam namo. Taip, labai skubu. Pasakykit, kad reikia ieškoti ne Deiviso, o Simpsono. Ne Deiviso, o Simpsono. Ačiū. Kodėl Džapas taiga turėtų ieškoti Simpsono? Ką jis padarė? Hastingsai, draugė. Šiandien jūsų pilkosios ląstelės nedirba. Jos atostogauja, ar ne? Labai jums ačiū. Tai kažkaip susijęs su Eliza, ar ne? Ne. Graži virėja iš Klapamo. Čia visiškai nieko dėta. Tada tai susijęs su jos drauge Australe? Nėra jokios draugės Australės. Yra, juk jį papasakojo. Pameni, kai apklausėm Simpsoną. Apklausėm Simpsoną? Ne. Mažame kambarėlėje, namuose, Klapame. Taip, nuomininkas. Prisimeni, klausiau, ar jis nebandė vaidinti mėgėjų teatre. Prisimenu. Kaip manai, kodėl to paklausiau? Kodėl? Pokalbiui palaikyti. Paklausiau todėl, kad jis ne per seniausiai buvo nusiklijavęs dirbtinę barzdą. Aiškiai mačiau klijų likučius ant jo
Kaip ten? Skruosto. Skruosto. Prisimeni, ar ne? Prisimenu. Puiku. Australas buvo barzdotas Simpsonas. Kas jūs? Aš Herkiulis Poirot. O kas jūs? Seržante, prie durų kažkoks prancūzas. Ne. Aš ne prancūzų, o belgų agentas. Nagi, ar tik čia ne Poirot? Aš. Ar namų šeimininkė yra? Čia vyriausiasis inspektorius. Pone Poirot. Pone Todd, labas rytas. Dar turit akiplėšiškumo čia pasirodyti? Pone Todd. Jums buvo sumokėta, ponė Poirot, labai dosniai. Na, o dabar pažiūrėkit. Namie pilna policininkų. Klapame šįryt mes nepopuliarūs, Poirot. Vaikomės vėją laukuose. Kiek mums žinoma, tas Simpsonas yra jaunas, gerbiamas banko darbuotojas. Šiuo metu yra išvažiavęs namo pas savo šeimą. Šiuo metu jį tikrina Shropshire konstebliai. Tik norėčiau paklausti, ne? Galbūt jums bus įdomu sužinoti. Ne, nebūtų. Geros jums dienos, Poirot. Poirot. Eni, noriu kai ko paklausti. Gali man padėti? Pabandysiu, ponė. Penktadienį, kai nešikai atėjo paimti Elizos daiktų. Taip, jos lagaminas, ponė. Ar buvai čia, kai jie atėjo? Taip, serė. Turėjau jiems parodyti, kur Elizos kambarys. Puiku. Lagaminas buvo labai sunkus. Jį nešė trise. Ar viskas gerai, ponė? Žinoma. Eni sakė, kad lagaminas buvo jau supakuotas. Taip, ponė. Supakuotas, užklijuotas ir tvirtai apvyniotas storą virvę. Ar ant jo buvo etiketė? Taip, serė, buvo. Koks buvo adresas? Tiesiog vardas. Ponia Eliza Dunn. Ir nurodyta stotis, kurioje galima atsiimti. Twickenhamas. Labai gerai, Eni. Ačiū tau. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo, serė. Nuostabu. Kam Kročetui reikėjo sugalvoti tokią suktybę? Labai geras klausimas, Hastingsai. Eliza Dunn juk gavo namą. Labai nustebsiu, jei jis sužinos, kad namą išsinuomoja 6 mėnesiams. Tai ko reikėjo Kročetui? Kročetui? Na, Simpsonui, atsimetusiam Kročetui. Norėjo kažko, ką turėjo Eliza Dunn. Pinigų Australijos palikimo. Jam reikėjo to seno lagamino. Lagamino? Be nieko? Juk galėjo nusipirkti. Jam nereikėjo naujo lagamino, mano draugė. Jam reikėjo patikimo lagamino. Klausyk, Poirot, kam Simpsonui reikėjo to seno lagamino? Kad galėtų įdėti kūną. Įsiusta į Glasgą, ten pasiims.
Puiku. Iš kur žinai? Juk net nežvilgtelėjai užrašus, kad man nereikia į juos žiūrėti. Ką turi galvoje sakydamas kūną? Kokį kūną? Ar jis su jumis? Kieno kūną? Noriu pasakyti, kad jei čia bus lavonų, ramiai Hastingsai, viską papasakosiu. Ar galim pakalbėti apie reikalą? Žinoma. Pats viską mačiau. Vakaryte. Kažkoks barzdotas tipas. Kročetas. Su to vyru kalbėjaisi? Žinoma. Vardą pasakė? Ne. Sakė, kad Eliza Dunn yra jo teta ir ji nori, kad viskas būtų persiusta į Glazgą. Ir tu viską įsiuntei? Ne. Kiekvieną penktadienį pietų geležinkelį man moka didelės sumas, kad to nepadaryčiau. Man atrodo, jis kalba sarkastiškai, Poirot. Ne, Hastingsai, jis geras žmogus. Dirba atsakingą darbą. Ačiū, mesijai. Pasakysiu vieną dalyką. Kokį, mesijai? Ieškot to vaikino, ar ne? Žinoma, kad ieškom. Kalbėjausi su inžinierium, o ne su valytoju. Klausyk to. Ne, Hastingsai. Ką norėjai man pasakyti? Gerai. Pasakysiu, kur jis. Pasakysiu, kur. Štai. Tęsk. Bent jau manau, kad jis ten. Dabar tu nebe toks užtikrintas. Lažinuosi, kad jis ten. Ten, kur sakau. Ir kurgi ten? Bolivijoje. Bolivijoje? Pietų Amerikoje. Kodėl manai, kad jis Bolivijoje? Na, jis bent jau ketino ten vykti. Sumokėjo už savo bagažą iki Glazgo. Taip. Taigi jis ėmė krūvą pinigų, kad susimokėtų. Buvo ir angliškų banknotų, bet negalėjau nepastebėti, kad dauguma buvo boliviškų. Hastingsai, šis žmogus genijus. Iš kur žinai, kad boliviški? Ant jų buvo parašyta Bolivija. Štai šios savaitės reisai. Į Boliviją niekas neplaukia. Bolivija neturi prieimo prie jūros, Hastingsai. Tada viskas aišku. Reikia plaukti į Buenos Aires ir važiuoti traukiniu. Kokie gražūs pavadinimai. Dangaus karalienė plaukė į Karakasą. Ačiū, panelė Lemon. Gal galim grįžti prie Buenos Airių? Na štai. Iš Southamptono uosto išplaukė Nevinija. Tai plaukiam. O ko mes ieškome? Simpsono ar lagamino? Žinoma, kad Simpsono. Lagaminas yra Glazge. Pirmiausia, turime nueiti į Scotland Yardą. Ir jūs Arturo Simpsono veiksmuose įžvelgėte nusikaltimą? Žinoma, inspektoriau. 6 mėnesių nuoma, 150 svarų, ponia Dan, plano sėkmės užtikrinimas kainavo nedaug. O tas planas? Daug apie jį girdėjom, ponia Poirot. Tikiu, kad jis visiems būtų labai įdomus. Mes gaištame laiką, inspektoriau. Pasakokit. Jo planas be abejo pavogti 90 000 svarų iš Belgravijos ir Užjūrio banko. Ne. Tai Deiviso darbas. Štai, seržante. Čia vyriausiasis inspektorius Džapas. Taip, seržante. Gerai. Skambino iš Glazgo.
Jie rado lagaminą. Ir? Ką reiškia ir? Ar atidarė? Seržante Henry, ar atidarėte lagaminą? Supratau. Jiems reikia orderio. Dieve mano, juk jame yra kūnas. Kūnas. Seržante, gali būti, kad viduje yra kūnas. Taip, lavonas. Tikrai? Gerai, ačiū. Jis mano, kad tai paspartins reikalus. Netrukus perskambins. O kieno ten kūnas? Kieno? Žinoma, kad Davidso. Nesąmonė, poro. Davidsas pavogė tas obligacijas ir kitą dieną dingo. Būtent. Taip, manai Simpsonas norėjo, kad tu kažką galvotum? Inspektoriau. Trečiadienį Simpsonas užsimaskavęs nuvilioja virėją. Jis jau turi banko obligacijas ir žino, kad iki ketvirtadienio jų nebus pasigesta. Ketvirtadienį į banką jis neina, o laukia Davidso, kol tas eis pietauti, pakviečia jį į Klapamą. Namie nieko nėra, o net Todd apsiperka. Simpsonas nužudo Davidsą. Vienintelis sunkumas atsikratyti kūno. Tam jam reikėjo Elizos Dan lagaminų. Ir mano draugai, jei neklystų, čia mes sulaikysim žmogžudį. Ar ką nors supainėjau, inspektoriau? Ne, poro. Žinoma, negali kiekvieną kartą būti teisus. O Dieve, aš klystu. Pareigūne, iš kur išplaukia dangaus karalienė? Iš 5-osios priplaukos, sere. Štai ten. Kur mes einam, poro? Dangaus karalienė plaukia į Karakasą. Atsimenu iš skelbimo Times. Taip, bet Karakasas ne Bolivijoje, ar ne? Tai, ką budėtojas matė ant banknotą, buvo ne Bolivija. Ne? Ne, ten buvo Bolivaras. Bolivaras yra Venezuelos piniginis vienetas. Mūsų žmogus plaukė į Venezuelą. Galbūt jis jau laive. Simpsonai. Sulaikykit tą vyrą. Ne, man. Į kairę. Bent jau centimetrą į kairę. Geriau. Na štai. Argi Herkiulis Poro ne visų galų meistras? Tikrai. Išmokėti Herkiuliui Poro vieną gynėją. Ernestas Toddas. Tai priminimas man, Hastingsai. Niekad neniekinti menkų dalykų. Rodos namų ginčas, o iš tikro žmogžudystė.